mes esame jų kovoję dabar. Tokios kalbos, kokie projektai buvo vykdomi ir kokie dar bus vykdomi. Ir kaip bendruomeniai tai įsilies ir kaip toliau mūsų yra maldos namai atiduoti, kai bus tvarkomi. Pasikalbėkim, kokį indėlį įnešė mums tuos kaimo darbus bendruomenės. Todėl yra ir kaimo tinklo sąjungos pirmininkė Marija Janavičienė atvykusi. Noriu kažką pasakyti apie Vilkyčių bendruomenių veiklą. O aš tikiuosi noriu padėkoti bendruomeniai vienai ir kitai ir trečiai, kuri kažką darė, kad kaimas gražėtų, kad be tų lėšų, kurias gali bendruomenė pritraukti į savo kaimą ir keisti jo įvaizdį, šiandien mes nebegalim išsiversti, nes yra galimybė, kurios anksčiau nebuvo, dalyvaujant projektinėje veikloje, sutvarkyti vieną ar kitą viešą erdvę, taip pat sutvarkyti kapinaitės, kurių mes turim apie 40. Na, o aišku, kas kalbant apie ūkinę veiklą, ūkinės veiklos pinigėliai, kokie yra tarybos paskirti, tokie yra visada įsavinami ir tiek kelių priežiūros, tiek kelių remonto darbuose, tai taip pat yra ir šiemet, nors dar negavom iš kelių direkcijos. Nu ir dabar norėčiau, kadangi tas balandis yra toks šaltas ir pavasaris vėluoja ir yra iš praeitų metų neužbaigtų dar projektų, norėčiau, kad pagarsintų, kokie pinigėliai buvo įsavinti tvarką iš Vilkyčio Evangelikų kapinaitės ir viešą erdvę prie maldos namų. Ir bendrą tvarką, nes jinai padėjo, konsultavo Vilkyčio Veiviržos slėnio bendruomeniai. Ir aš norėčiau, kad jinai kažkiek pasakytų apie tai, kaip jiems sekėsi ir kaip pasidžiaugti reikia kiekvienu saulės spindulėliu. Ir prieš tai norėčiau atsiprašyti, jeigu neformai trupučiuką esu gripas pasitraukdamas, dar sugalvoju patikrinti, ar visus čia buvau palietęs. Tai trupučiuką, jeigu kas prikimusi, tai labai atsiprašau. Dar kartelį labas vakaras visiems. Ir aš norėčiau galbūt pradėti, sakykime, tą savo tokią informaciją trumpą, galbūt ne nuo Vilkyčių, o nuo visos Saugų seniūnijos bendruomenių gyvendinamų projektų. Turbūt nesuklysiu sakydama, kad šiuo metu turbūt Saugų seniūnija yra viena iš tų seniūnijų, kurioje yra daugiausia parengtų ir įgyvendinamų iš įvairiausių fondų paramos šaltinių projektų. Priežasčių gali būti įvairių, tarkim viena, galbūt todėl, kad Saugų seniūnija lyderiauja ir tarp gausiausiai įsisteigusių bendruomenių skaičiumi. Bet nevardinsiu, aišku, aš jums šiandien Saugų bendruomenių projektų, nes čia susirinkę turbūt yra pagrindė vilkytiškiai, nes tikiuosi, kad jūs norėtumėte turbūt išgirsti, kaip seniūnė minėjo, apie jūsų bendruomenių gyvendinamus projektus. Apgailestauju, tačiau galėsiu pristatyti jums tik tai mūsų bendruomenių sąjungai. Aš trupučiuką patikslinsiu, aš pamiršau prisistatyti dar kartelį. Esu Šilutės rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė. Seniūnė trupučiuką gal kitaip įvardino. Tai va, tai aš ir norėsiu, sakykime, galbūt tikrai daug labiau informaciją pateikti tokią, kokią aš turiu. Ir tik tai mūsų organizacija, Šilutės rajono bendruomenių sąjungai, priklausančios Vilkyčių bendruomenės Veiviržos slėnis projektus. Nes šiandieną, kaip ir paprašyta, aš galbūt buvau Veiviržos slėnio bendruomenės pirmininko, kadangi jis yra apsirgęs, tai jis negalėjo pats dalyvauti ir moteris yra gajesnės, tai tarkim
nesvarbu, kad trupučiuką aš sirgdama, bet kažkas tai vis tiek vienaip ar kitaip turėjo pristatyti tuos. Tai jeigu kalbant apie Vilkyčių bendruomenės Veiviržo slėnio, kad jie priklauso Šilutės rajono bendruomenės sąjungai, turbūt nepaneigs bendruomenės Viltis atstovai, jiem taip pat buvo, jie turbūt buvo sulaukę pasiūlymo tapti sąjungos nariais, galbūt dar svarsto, bet šiuo metu dar kol kas jie nėra pateikę tokią prašymą. Ir kokia nauda galbūt būtų šios organizacijos, tapti šios organizacijos nariais, spręsti paliksiu jum, pristatydama bendruomenės Veiviržo slėnio įgyvendinamus arba jau įgyvendintus projektus. Vienas iš projektų, pasistengsiu trumpai, pačius tokius akcentus galbūt sudėti, vienas iš įgyvendintų projektų, tai buvo pateiktas valstybės paramai gauti, tai buvo atlikti darbai, jūs juos matot, šiandien dar aš prieš atvažiuodavau pas jų dar kartelį, nuvažiavau pasižiūrėti, ar tikrai viskas taip, ar dar tebe nėra niekas sugadinta, tai yra pakeista pėsčiųjų takelių danga, esanti Vilkyčių kultūros namų teritorijoje, sutvarkyti atnaujinti suoleliai, pastatytos šiukšliadėžės ir įrengtas šviestuvas. O į šviestuvą nepakėliau, nepažiūrėjau. Ar yra? Aha. Tai žodžiu, tarkim, ką, jeigu kalbėti apie šitą projektą, aš norėčiau pasidžiaugti tai, kad, tarkim, ne visada reikia labai didelių investicijų, didelių pinigų, norint padaryti gražius darbus. Tarkim, lašas po lašo, litas prie lito ir galima, sakykime, vieną kampelį jau apsitvarkyti ir tai pavyko bendruomeniais, tarkim, su 20 000 lėšomis sutvarkyti jums vieną kampelį. Tai va dabar, kad matau, yra ir ūkininkų, gal mūsų žemės ūkio specialistas artėja pasėlių deklaracija, valdų atnaujinimas, gal išgirsite irgi iš jo kokią reikalingą informaciją. Prašau, Arūnai, kelius žodžius irgi gyventojams. Labą dieną visiems dar kartą. Daug nieko naujo nepasakysiu. Vilniui buvom, sakė, viskas taip pat bus. Balandžio 15 pradėsim deklaruoti. Iki birželio 10, paskui iki Liepos 10. Pernai kompiuterį buvo valdas atnaujinom iš karto, kai deklaravom, bet nepasižymėjo trąšos ir mėšlas, kiek naudojam. Tai dabar, kas jau į saugas atvažiuosit, užeikit ir pas mane, nes reikia valdas atnaujinti, kas naują traktorių nusipirkot, kas padargo kokį, ar žemės sklypą nusipirkot ir atnaujinsim. Deklaruoti 7-13 metai dar jums čia daviau biškį reklamos paskaityti, nors visą laiką duodu, bet svarbiausia, kas yra, kad 7-13 metai turim privalom deklaruoti. Ir važiuoju, nors taip aš važiuoju, bet žiūriu plentę. Paplentė yra daug nenupjautų pievų. Žinokit, baus. Į baus stipriai. Baus dar, kad yra visi gyvuliukai neįregistruoti. Tikrins apie 80% visus ūkininkus. Ras vištytį, paklaus neįregistruota, baus. Turim viską pasitvarkyti, kad nebaus. A patys savo dar auskarų nedėsim jausis žmonės? Tai dedasi. Ne, tai galim numeriukus dėti, dar ką nors. Visus šuniukus jau registruojam, tai turime registruoti tos, nu nieko nepadarysi. Kaip tai nieko? Kaip nepadarysiu? Yra tokia tvarka, Kokia tvarka? tokia taisyklė, to Europą įstojom, tokią priėmėm. Tai galim išstoti? Gal reikia visko atsisakyti? Gal išstoti reikia? Galit rašykit pareiškimus. Dabar yra pas mumis dar Šilutės vandenų direktorius irgi nori keli žodžius pasakyti. Prašau. Labą dieną. Galvoju, kaip čia reikia pradėti kalbėti. Vis dėlto Šilutės vandenys teikia viešąją paslaugą.
teikiant viešą paslaugą yra eilė organizacijų, kurie tikrina mus ir žiūri, kad mes tą viešą paslaugą teiktumėm pagal Lietuvos ir ES įstatymus ir reglamentus. Dabar buvo gautas, žiniasklaida gavo jūsų bendruomenės raštą, kuriame eilė teiginių yra surašyta tendencingai, galbūt šitaip galima pasakyti. Kadangi žinom, kad vandenyje geležis yra didesnė vilkyčiuose ir norma yra nustatyta 200 mg litre. Ką tai reiškia? Tai yra pradinė norma, kada geriamas vanduo nekeičia jusliminių rodiklių ir tai skaitomas vanduo, kuris, kaip čia pasakius, neturi įtakos nei kriauklėm, nei voniom, nei nieko. Geležis žmogaus organizmui, geležis pavojinga tada, kada yra 2000 mg litre. Tai yra nustatyta mokslininko, yra patvirtinta ES ir Lietuvos įstatymuose. Ir dabar, ką aš noriu pasakyti, mūsų įmonė, būtent tiekiant vandenį, dabar kalbėsim apie vandenį, ne apie nuotekas, tikrina 3 organizacijos. Aplinkos ministerija, tai yra pagrindiniai, kurią suplaukė visi rodikliai. Toliau valstybinė veterinarijos tarnyba ir toliau įmonė, kuri atlieka viso rajono gręžinių monitoringą. Šitie duomenys, visi tyrimai, visi yra papuola į aplinkos ministeriją, geologijos tarnybą, kur aprobuojama mūsų geriamo vandens klodai ir yra priimami sprendimai, jeigu tai padidėjusi geležis ar kažkoks kitas užterštumas, duodami nurodymai, ką reikia padaryti. Kol kas, pavyzdžiui, veterinarijos tarnyba tai atlieka programinę priežiūrą, kur pastoviai jie ima tyrimus gręžinių ir mato mūsų padėtį. Ir deklaruoti šitam rašte, kad mes kokią teisę vandens tiekėja turi slėpti teisingus vandens tyrimų rezultatus, tai yra niekime, kadangi mūsų visi rezultatai yra viešai skelbiami mūsų internetiniam puslapyje ir žmogus tikrai mato, kad geležies ar amonio kiekis yra ribose, yra viršytas, bet jis žmogui nekenksmingas. Dabar iš to rašto matosi, kad kartais žmogus irgi maišo amonį su amoniaku. Vis dėlto į požeminius vandens klodus, kadangi yra 100-120 ir tai yra ne gyslos kažkokios, o yra vandens klodai, į kuriuos negali patekti, nepatenka nei srutos, nei kažkokie kitokie elementai, tai yra jame tik tai gali susidaryti geležis padidėti tuose kloduose ir amonis, kuris yra natūralios reikšmės ir jis žmogaus organizmui absoliučiai jokios reikšmės neturi. Dabar labai gerai, kad bendruomenės pirmininkas parašė lygiai tokį patį raštą veterinarijos tarnybai. Veterinarijos tarnyba atvažiuos, apklaus ir priims sprendimą. Ir tas sprendimas pagal mane bus aiškus, tas, kas yra, taip ir yra. Tai yra geriamas vanduo ir jis tinka gerti, tik tai pakeičia vis tiek ir skonis gali biškį pasikeisti ir taip pat rūdyja kriauklės ir vonios. Tai čia yra visoje Respublikoje ir galbūt visam pasaulyje. Norint nuo šito dalyko apsisaugoti, užtenka pasistatyti grubaus valymo filtrą, kuris kainuoja galbūt 12 litrų ir jį laiku pakeisti. Dabar tyrimus vis dėlto, jeigu tokį dalyką nori daryti, tikrai, kad pats asmeniškai žmogus prisileidęs iš krano vandens, nuvežti į laboratoriją ir atiduoti tyrimus ir tai sakyti, kad tai yra teisinga, tikrai visi suprantat, kad taip negali būti. Šiuo atveju turėjo būti paimti pagal visus reikalavimus, kaip reikia paimti mėginius ir turi būtinai dalyvauti tiekėjas. Tai kaip dabar be mūsų šeimininko nuveš savo mėginį? Mes galim, jūs pirmininkas deklaruoja, kad mes čia apgaudinėjam, tai aš lygiai galiu pasakyti, kad ir jis turbūt apgaudinėja, ieškodamas, grubiai pasakysiu, vinių prieš Šilutės vandenų.
Toliau, pakalbėjau ir su Klaipėdos vandenų laboratorija, ir su nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Nei vienas nėra pasakęs tokį teiginį, kaip čia parašyta, atseit, kad laborantė kažkokia galėjo atsakyti tokius žodžius. Negana to, kad Lietuvos higienos normos aplamai padidintos, o vardant sveikatos turėtų būti mažesnis, jos dar viršijamos. Amonis pavojingesnis už viršytą geležies kiekį. Geriau tokio vandens nevartokite, o ypač jis pavojingas vaikams. Tai yra teiginys, kuris neatitinka tikrovės. Ir būtent mes dabar paruošėm raštą būtent tai nacionaliniai laboratorijai, tegul direktorius išsiaiškina, kokią teisę turi tokį dalyką šnekėti laborantė, kuri tikrai neturi supratimo. Tai vot tiek. Dabar jeigu veterinarijos tarnyba nustatys, kad tai yra geriamas vanduo ir tik padidėjęs geležies kiekis ir amonis ir tai žmogaus sveikatai nekenkia, mes tikrai atiduosim šitą medžiagą advokatam ir bus, nežinau, kuo baigsis šitas dalykas. Nežinau, nes viešoji erdvėje tokiais dalykais vaikščioti tikrai negalime. O tai kiek yra dabar to geležies čia? Kur? Čia vat. 400-500 mg. O norma kokia yra? Taip, žinom. O norma? Žinom, taip, bet jis yra geriamas. O kokia norma yra? Pagal... Aš sakau, 200 mg litre tai yra vanduo, kuris iš vis nei pakeičia jusliminius rodiklius, nei geležies kriauklėje ar vonioje nepamatys. O yra 400. O galima iki 2000. O taip, o 2000 yra jau pavojingas žmogaus gyvybė. O amonio kokios normos čia yra? O amonio yra, du kartus viršita. 0,5 priklauso yra ir 1, 2, 3, 3. Paklausiu. Jūs pas save turite laboratoriją? Taip. Sertifikuotą? Taip, o kaip jūs galvojate? O kaip jūs galite patys save tikrinti? O kaip mes negalime? Nu, kaip gali milicininkas išgėręs ar alkoholį? Mes jeigu čia tokius vėjus pradėsim, tai mes čia niekada neišsiaiškinsim. Mums viskas įdomu. Laboratorija yra įkurta, sertifikuota ir ją tikrina ir Jūs galite save tikrinti, tvarkoje. Mes savęs netikrinam, mus tikrina veterinarijos Jūs tarnyba. sako, laboratorijai, kad buvo nuvažiavęs Darius, jisai sakė, visi pas mus labai jau tam nuvažiavęs, laikas gavo skaičiai. Ne, nesigavo kitaip, kodėl jūs deklaruojate kitaip? Gavosi tą ir mes. Ta prasme. Negaliu paimti. Toliau, palauk. Ne, aš sumoku tą tyrimą. Gerai. Aš tai negaliu. Bet tai kas iš to? Jūs tuos pačius tyrimus gavot, ką ir mes deklaruojame. Aš nesuprantu, kur problema. Sakote, norma viršyta. Jūs pats pasakėte. Tai norma viršita, taip, jinai viršita, bet jisai vis tiek Bet ta skaitosi. norma ne norma, kuri viršyta. Ar jau norma? Negirdėjau, ką aš sakau. Atsakyk, ar Tai jau norma, ar geležies jau yra norma? padidėjusi, bet tai nereiškia, kad čia turi Viršyta, bet tiek, ne norma. Padidėjusi. kad čia reikia tiek Dviguba kažkokios higienos leisimo norma, pasakė teisingai. Higienos norma yra labai viršyta. Dar nedvėsi, Toliau, aš turiu paklausti, dar vieną klausimą. Jūs nuo požengio laikų metinės ataskaitos už laiką deklaravot, kad jūs sakysit Šilutės kaime nugeležinimo įrenginius. Sakė 12 Dabar metais buvo. vienintelė jau kadencija eina dabar tik jau merai, susikusi požengis buvo, dabar jau trečia kadencija ir dabar dar vienas tų visų Kadangi nugeležinimų. Kodėl? jūsų padėtis ne pati blogiausia, kaip yra rajone. Daroma Tai ten taip, dviguba higienos normas negu leistina ir blogiausia normas. Jinai ir tokia leistina yra, ir jis skaitomas geriamas vanduo, ir veterinarijos tarnyba, ir visos kitos tarnybos mums nieko dėl šito, kad čia reikėtų kažkokius nugeležinimo įrenginius statyti, nėra. Taip, mes Jūs prieš patys tai, savo... prieš 12 metų buvo įsipareigoję, pasakysiu. Čia gali būti. Nu, iš kur gali 120 grėžinys, prūdų, nafta kvepėti? Nu, tai čia diversija kažkokia turi būti. Ir tai mes matytume. Visą laiką vandenį šildo šaldiklį, užsišaldo ir šiltinu ir tada geriu, o ten nusistoja toks sluoksnis kažkokiu neaišku. Bet kuriam vandenį nusistoja karbonadai visi. Taip nusistoja. Taip, tai yra nedistiliuotas vanduo. Jame yra ir kalcis, ir visos medžiagos. Tai kuo daugiau ilgiau ją laikysi, tuo nuosėdų daugiau susidarys. Mineralinis vanduo ir tas atidarykit mineralinį, palikit tą, tai ten nusidraudžia tiek vandenį.
Aš tik ką noriu pasakyti, taip, nu nėra tokia gera padėtis, žinom visur problemos, yra ir kitose rajonuose, nes kitą patį vandenį jūs nieko nesiskiria, jūs gėrėt jį prieš 20, prieš 30 metų, mes tik tai 10. Prieš tai stovėjai už tvartą ir buvo gerai, o dabar jau šaukia, kad mėšlai. Taip, mėšlai negali įtakos Visą gyvenį buvo už tvartą mėšlai. Ir gėrė vandenį. Tam vandeniui mėšlai, jokie naftos, jokios niekas čia neturi įtakos, kadangi, sakau, yra apsaugoti šitie klodai ir šito, aišku, per laiką užsiteršia, bet kad ten... O kuriam gilyje tie klodai yra pas mus? 120, 140, čia va, jeigu sienų simsi bus 85, 90, čia Juknaičiuose, Vilkyčiuose yra turbūt 120. Ir sakot, jie yra apsaugoti, ne? Taip. Nu, Taip, daromi tyrimai, taip. Aš galiu kaip pavyzdį padaryti. Iš Šilutės vandenys visi žinot, kur gręžiniai yra, žinot, o už nugaros buvo sąvartynas Šilutės miesto. Ir praktiškai jokios įtakos, būtent to sąvartynas jis yra rekultivuotas, bet kol kas jokių pasiekmių nėra šitam dalykui. Tai o tai ką aš norėčiau paprašyti, nu, nevarginam tos žiniasklaidos, dar kažką, nu yra problemų, paimkite telefoną, mūsų operatorius dirba kiaurą parą, susuka 6262 ir pasako, tokiu tai adresu pas tokį žmogų blogas vanduo. Visada mūsų specialistai atvažiuos, ištirs tą vandenį, aišku, būna ir užsistovėjęs vanduo, kadangi ir vamzdžiai storesni yra, ir mažai naudojamas, taip jisai rūksta, nu, tai yra natūralus geriamas vanduo, kuris vis tiek praranda per laiką. Tikrai išplausim, išvalysim ir nėra taip, kad, aišku, gali sudirbti žmogiškasis faktorius, jeigu jūs ten darbininkui mūsų kažkokiam pasakėt, nu, padalinio vadovui. Ne, nuskambykit vat šito telefono, kuris yra jums sąskaitoje įrašyta ir tai bus visada reaguota ir gausit atsakymą ir bus aišku, kas padaryta. Bet dabar va, nėra vandens. Po dienos paskiau paleis iš kranų vanduo, bėga su tokiais visokiais. Tai mes turim nuleisti kažkiek tai vandenį. Reikia kažkiek tai nuleisti. Jūs supraskit vis tiek. Tuose tinkluose... O tai ką, tai tam vis tiek kiek metų tinklai stovi, kur galima mes ten praplausim, ištvarkom. Aišku, tai jau pasakykit, atvažiuosim, išplausim vamzdyną. Bet įsivaizduokit, jeigu vandenį nutraukia, kažkur sustabdomas tiekimas dėl kažkokių tai priežasčių, vis tiek susidaro hidrauliniai smūgiai, sujuda tas smėlis, kuris yra vamzdynuose. Jeigu švarus bus vamzdis, jokie nešvarumai ne. Ne, jūs esat neteisi, jeigu norit atvažiuokit, aš jums parodysiu Šilutės miesto centrinės gatvės vamzdyną, kuris buvo ir kas tenais buvo padaryta. Ir kaip jis atrodė. Tai tikrai turbūt ir gerti nelabai norėsit. Atrodys, kad šitai. Bet kadangi ten yra uždara terpė, jokios įtakos kažkokiom tai kitom medžiagom vystytis nėra, tai jis savybės nekeičia. Ten atskaitimo lapelį yra vienas parašyti ir mokesčius už žalią vandenį. Tada net iš jų atsinešęs. Kokį? Žalią vandenį? Už mokesčius už šaltą vandenį. Taip, už šaltą, ne už žalią. Ne už žalią. Kas ten per mokestį? Mums vieno kubo kaina. Tai ten yra abonentinis mokestis, kurį moka už skaitliuko priežiūrą. Kodėl jis vadinasi abonentinis? Jis ne taip, jis va šitai pavadinau, kad jūs paprasčiausiai suprastumėte. Kodėl? Nu, atvažiuok, nu aš dabar, ar visiems įdomu, aš galiu paaiškinti. Įdomu. Tam, kas nori, tas išsiaiškino. Su mūsų abonentinė tarnyba išaiškino, kas tas mokestis, iš ko jis susideda ir kam jis yra skirtas. Dabar aš čia 20 minučių dar jums vėl aiškinu. Nu tai ne vienas žmogus yra daug. Mes susirinkom, kad paaiškinti. Visiems įdomu. Tai nu yra abonentinė tarnyba, pasiskambykit ir paaiškins. O tas mokestis, kadangi, gerai, paaiškins. Pardavimo mokestis neįeina į bendrą vandens kainą. Bendrą vandens kainą tai sudaro elektros mokestis, darbo užmokesčius, mokestis už išteklius ir vandens, jeigu yra siurblinės padavimas iki jūsų skaitliuko. O visą kitą ūkį, kadangi skaitliukus priskirta mums tikrinti, keisti, prižiūrėti, abonentinės tarnybos žmogus eina ir pasižiūrėti, pas jūs sąskaitas išrašinėja šitas. Tai va tas yra vieno kubo abonentinis mokestis, vienkartinis mokestis. Tai įsivaizduokit, kuri įmonė gali dirbti be pelno. O kokį pelną turite, va? Mes pelną. Kiek? Mes turim
Praeitais metais buvo 1 800 000 nuostolių, šiais metais už tai, kad kaina buvo pakelta 400 000. Bet čia jūs turbūt skaičiuojat ir tas, kur bėdas turėjote minusinę, ne? Į balansą, ne? Bet dabar, juk vanduo ir gamtos dovana. Tai reikės tik už elektrą paimti. O čia jau klausimas ne man. Yra nustatytas išteklių, tikrai būtumėm sutvarkyti, be jokių problemų. Nereikėtų nei ES lėšų. O kadangi gyvenam tik tai tam, kad būtent, kad išgyventi, taip, kad žmonės išlaikyti, kad taip, mūsų atlyginimo vidurkis yra 1800. Ant popieriaus, tai paskaičiuokit, kiek yra. Kadangi mūsų pagrindinė matau projektai ir daug išgirdom iš Marytės Janaičienės pasisakymo, kaip jie buvo vykdomi. Aš norėčiau, kad tai padraugiškai ir kita bendruomenė ir visa valdyba atsakingai pakalbėtų irgi apie savo projektų vykdymą arba kokias mintis turi šių metų ateičiai, kad įsijungti į kaimo gyvenimą. Nes pakol kas iš bendruomenės centro Viltis raštų turim daug ir noriu, kad valdyba kažkaip reaguotų į šitą, kad rašytų atsakingai ir orientuotų savo veiklą kažkaip irgi į tą projektinę veiklą. Nes kaimų irgi į tas 20 000 ar 13 000, kiek ateina, bet viskas yra matoma. Tai jeigu mes esame daugiau ir galėsim padaryti daugiau, tai matysime rezultatą irgi geresnį. Aišku, dabar pareina savivaldybės yra paskirti pinigėliai per Mamato žemę į buvusius maldos namai, dabar sakyčiau, buvusius kultūros namus. Gal metų gale prasidės jau tie darbai, gal atšviesės Vilkyčiai, dar tuo pačiu ir erdvės tvarkymas ir reikalingas iš kitos pusės. O bendruomenė reikia maldos namų? Kas iš bendruomenės centro valdybos, aš pakol kas su manimi dirbau. Tai bendrauju išskyrus dalį informacijų. Ar turim iš valdybos? Bendruomenės centro valdybos turim? Turim. Ką turim? Ir aš esu Paškauskas, keturi. Visi. Nu tai aš nežinau, gal jūs paskui ar atskirai pasilikit, vis tiek mes neturim teisės reguliuoti. Ne, tai mes paskui padarysim pranešimą visiems. Prie visų geriau šnekėti. Prie visų. Ir jūsų veiklos, ir jūsų darbuotojus mes neturim teisės reguliuoti, bet kad orientuotumėtės ir tą, ką išklausėt pranešimą. Ten projektų ruošimų, kad irgi įsijungtumėt ir prisidėtumėt irgi taip pat prie savo kaimo, kad ir prie mažo projektėlio, kad kažkas, nes turim dar tų viešų erdvių, turim dar tų nepadarytų darbų tikrai ir kadangi yra dabar tokia galimybė, ko anksčiau nebūdavo, pasinaudokim tą galimybę ir... Kas su kultūrnami reikia projektų? Savivaldybė turbūt. Pareigtas ar nepareigtas? Ne. Kodėl? Nu tai kodėl? Kodėl? Nu, klausimas, kodėl paprastas? Kodėl? Mes buvom susilažinę. Buvo ir Merė, buvo ir Remigijus Budraitis, kaip Budrikas. Mes nupirtom rankom su Merė viską sutarė. Kad šį pavasarį buvo ir Gudžiūnas, kad bus pradėti darbai, nebe projektai darytų, darbai. O kame reikalas dabar? Aš gal... Yra dabar konfliktinė situacija, yra apskūtas tas projektas ir kol vyksta tie visi skundų tyrimai, tol projektų reikimas ir įgyvenimas. Kas skundė? Tai jūs turite daugiau žinoti? Palauk. Valdybos nariai, sakykit, jūs man, ne aš jums. Šito projekto neskundė. Šito projekto nieks neskundė. Neskundė. Buvo užklausimas buvo. Užklausimas buvo. Nuo skundų. Dariau, kas ten buvo? Skundas ar užklausimas? Nu gal aš viską išklausysiu, paskui papasakosiu. Buvo užklausimas. Paskaitysiu, ką rašiau. Pirmiausia, ne valdyba. Valdybos vardu gal tik tai daro. Valdyba niekas neklausia. Aš nežinau, kaip jūs dirbat, aš nebūnu kartu su Jo, vienintelis Gudžiūnas nesilanko posėdžiuose, taip. Jis niekada nebūna, niekada. Tai bendruomenė gal jūs pasiteiraukit, kaip čia yra dabar? Dariau, atsakyk, davai. Nežinau, aš galiu. Nesipykim, viskas galima gražiai. Vienas dalykas dėl projekto, taip pasakysiu, mes neprivalom jų daryti, jeigu jau šiaip. Mes galim ir kitokią veiklą užsiimti, sakykime, darėm kaimo šventę šitai vilko pėdomis.
surinkom berods 6000 litų šventėj. Nerašėm jokių projektų. Svarbu geri norai. Projektai, žinokit, čia yra vėl, kaip sakant, lepinantis, bet paskui... Vergais verčiantis. Žudantis savo, kaip sakant, tavo visas pajėgas. Dabar, kas dėl projektų. Darėme kaimo jaunimo verslumo skatinimo projektą. Ir ką tik baigėme. Vyko projektėlis. Buvo pradėtas darbų dėl pirmininko Kęstučio Sadausko ir pabaigėm štai sėkmingai, viskas yra tvarkoj. Paskui bandėm daryti projektėlį, norėjom Vilkyčių parkui sutvarkyti tiltelį, takių, kad ten vieną aikštelę galbūt įrengti. Jau irgi viską buvom paruošę, patvarkę, bet negalėjom daryti, nes ne mums priklauso tas sklypas. Negalėjom net priduoti paraiškos. Dėl kultūrnamio projekto, čia irgi jau daug emocijų, visokių girdėjau, galiu pakartoti. Esmė tame, kad ten tas ginčas buvo labai ilgas, labai ten visiems pykčių čia sukėlęs, iš tikrųjų mes tik norėjom vieno dalyko. Leiskite, savivaldybėje taip ir rašėm, galiu paskaityti raštus. Prašom, informuokit mumis, ką jūs ketinate daryti. Mes norim žinoti, koks bus pečius, nes mums reiks mokėti už tas šildymą. Mes norim žinoti, ar jūs padarysit kažką, kas mums paskui mūsų veiklai atitiktų kažkokius mūsų poreikius. Norėjom tenai galbūt įrengti virtuvėlę, kad kaimo kažkokius materialės, merginos susirinktų, kažką tai... Duoną keptų pagaliau. Kažką tokius kulinarinius, kažkokius savo užsiėmimus vykdytų. Sakė, mums atvyks, pasakys, pateiks pasiūlymus dėl šildymo, dėl elektros, dėl visko. Kaip viskas dingo, taip viskas dingo. Rašėm dar kelis raštus, pasakykis, kažką, tai duokit informaciją, juk mes esam panaudos turėtojai. Mums kategoriškai buvo atsakyta, mūsų kultūrnomis, mūsų sutartinė nenumatyta, kad mes jums turime kažkokią informaciją teikti ir, žodžiu, mes dar padarysim darbą ir perduosim jums viską. Tokią informaciją. Apvoksim ir viską. Atsiprašau, koks ir bendravimas. Ir koks čia buvo pyktis iš mūsų. Nebuvo jokio pykčio. Mes tiesiog norim žinoti. Norim informacijos, tik tiek. Ir ponė seniūnė kreipiamės. Pati vadova, kiek jums yra laiškų? Juk irgi neturėtume teisės tokios gražinti, pavyzdžiui, registruoti. Jeigu žinokit, nors 10 procentų būtų tokių, kad žmogus būtų laikyti puikų. Buvo apie visai paprastus dalykus. Berods norėjom užklausti dėl sklendės. Kam priklauso sklendė ant pylimo, nes kai kurios žmonės užlieja pylimas per potvynius. Norėjom kažką sutvarkyti. Grįžo laiškas atgal. Atsisakė priimti. Dabar yra išsiųsta, nežinau, kiek jūs pasakėt, žinot, turit laiškų. Bet kodėl mes nesulaukėm atsakymą? Tai ką mums reikia daryti? Kiek dienų turi atsakyti? Pagal įstatymą greičiau, negu niekada. Tai dėl tų visų dalykų, kaip sakant, projektėlių, mes užsiemam tokį labai didelį projektą. Tenka teisybės ieškoti su vėjo jėgainėm, dabar tenka teisybės ieškoti su skalūnėm dujom, kurios pareina irgi visai šalia. Mūsų tokie projektėliai. Mūsų yra tokie dar. Pareikalaukite, surinkit parašus. Seniūnė gali pripažinti, čia aišku vėl. Aš pats galiu praeiti. Palauk, dabar leisiu. Taip, aš dabar nieko nekalbu. Mes darėm gražių darbų bendrai, jūs padėjot stogastulpius pastatyti, visą gyvenimą liksiu dėkingas ir viskas yra gerai. Ir žinot, kad atvykdavau ir pasakodavau. Vieną kartą, kai buvo jūsų kabinete incidentas, kada man buvo pagrasinta su manim susidoroti, pabūkim keisi. Dabar pavyzdžiui, leiskit vieną pavyzdžiui skaityti. Teisė, pabūkim tyliai, be emocijų. Dabar, pavyzdžiui, buvo mūsų advokato užklausimas dėl kelio čia į Lankus. Labai buvo išmuštas kelias. Ir advokatas ten, kaip sakant, nežinau, jis sakė, buvo su jumis susitikęs, bendravęs, ar kažkaip ten buvo irgi kažkoks konfliktinė situacija, bet ten aš jau nežinau. Dariau, atsiprašau, ištrauk, čia mes negalim matyti. Buvo, pavyzdžiui, užklausimas seniūniai. Gyventojai skundžiasi, kad anksčiau šis kelias buvo prižiūrimas, tai yra buvo lyginamos duodos ir panašiai. O prasidėjus vėjo jėgainių statyboms kelias buvo sugadintas, nėra remontuojamas, nėra prižiūrimas, todėl prašome atsakyti, ką padarė ir kokių priemonių ėmėsi seniūnija per visus 2011 metus,
kad būtent kiek būtų pagerėjusi kelio būklė. Taip pat prašome atsakyti, kokių priemonių ėmėtės, kad 2 jėgainių statybos metu būtų prižiūrimas šitas vietinės reikšmės kelias. Ir kas buvo ar yra daroma dabar, jog būtų užtikrintas saugus gyventojų susisiekimas šiuo keliu su gyvenamąja vieta. Taip pat prašome atsakyti, kodėl neprižiūrimas ir nenaudojamas kelias nuo kokių grumblių kelias link Veivižos upės. Na ir dabar buvo toks jūsų atsakymas. Labai ilgas. Jūsų prašyme pateikti faktai yra nemotyvuoti, netitinka realios tikrovės, todėl patenkinti jūsų prašymą ir konkrečiai sakyti juos negaliu. Ar taip yra? Trumpai ir aiškiai. Negerai. Nu va, čia yra laiškelis tas kalnotas, kuris grįžo atgal. Tai vietiniai tai žino? Tų dalykų, sakau, nesam mes pikti ir nepykstam. Esat kvailiai, atsikabinkit, tai viskas. Bet tiesiog, kaip sakant, Tas pats. mes norim žinoti ką, norim informacijos. Dabar, pavyzdžiui, buvo praeitais metais, 2012 metais, kovo 29 dieną buvo patvirtinta tokia vietos bendruomenių taryba. Buvo skirtos lėšos, berods saugam 7800, kaip pamenu, ir vietos bendruomenės saugų seniūnijos turėjo bendrai nuspręsti, kokį jie darbelį bendrą pasidarytų tos pinigus. Tai mes ten buvom susirinkę, irgi ten, aišku, sužinojom per aplinkui, susirinkom, išrinkom mumis į tą tarybą, apsitarėm tarybos su mumis kaip tarybos narius patvirtino administracijos direktorius. Ir po to buvo tokia aptarta mintis, kad galbūt pasidaryti visiems bendrą tokią vežiojamą sceną. Ir, turėsim kažkokį bendrą darbą ir saugai, ir vilkyčiai galės pasiimti, kad šventės nereiks nuomotis ten. Ir gerai, čia buvo toks klausimas, susitiksim, pabaigsim apspręsti. Ir mes, sakykime, dabar šiemet Judeikis irgi iš saugų bendruomenės. Ir saugų seniūnė, net toks straipsnis buvo, vietos bendruomenių projektai saugos, kad plačiai užsimoja. Nusprendė, kad reikia scenos už 50 000 litų, 7800 litų aišku neužtenka, todėl pirks ten dalimis tam tikrus dalykus ir po biškį kaups tą sceną. Mes, kai buvom susirinkę, buvo Baltrukonis, su kurio labai puikiai sugyvenom. Jisai sako, aš galėčiau padėti pats ten kažką, jis turim savo pajėgas. Buvo mintis iš kažkieno, atsimenu, kad yra fūros priekaba, galim įsigyti, jau atkris kiek. Aš visom savo pajėgom būčiau dirbęs, virinęs ir padėjęs tą konstrukcijas, ką čia reikia daryti. Tai vėl keista, kodėl mes nebuvom pakviesti į šitą posėdį, kada buvo nuspręsta teikti administracijai šitą pasiūlymą, kad tą sceną mums reikia įsigyti 50 000 litų, perkam ten tą tentą, kažkokią dalį pasirinkti. Kodėl mes į šitą susirinkimą nebuvom pakviesti? Už 7 būtų išėjęs. Buvo toks dalykas. Paskui šių metų pradžiai vėl paskambino man Kintų kultūros centras, sako, tariau, tai kodėl jūs nedalyvavot seniūnijui, sako, kai čia dėl mūsų koncertėlių, sako, Kintų kultūros centras, kasmet koncertus grupės kažkokias ansamblius skirsto po Šilutės rajono bendruomenėms per šventes. Sako, kodėl jūs nedalyvavot, sako, iš kur aš turėjau žinoti. Buvo toks dalykas, dėl skirsti ten tos koncertėlius. Aišku, jie žmonės mane kaip pažįstantis man paskambino, mes tam sutarėm, kaip sakant, bet vėl, seniūnija nebuvom pakviesti. Nemeluoju, tai buvo, galit galvoti, kad meluoju, tiek to, kaip ir su vandeniu. Su vandeniu irgi, padėgiau, nuėjau į nacionalinę tą laboratoriją, man pamačiusi tos rezultatus, sako, tu geriau tokio vandens negerk. Tai, ką aš turiu daryti žmogus? Aš ir padariau. Yra taip ir taip, įdaviau veterinarijai. Jų, mes turim paveikslavę puslapį, kaip ten atrodė. tą dieną iki tyrimų mano padarimo, pavyzdžiui, amonis buvo norma, turi būti 0,5, jų buvo 0,47, neviršė normos. Kaip aš paleidau informaciją, rezultatai yra kitokie dabar. Dabar jie sako patys jau, kad viršyje tenai 0,9. Tai kodėl tu jam nesakei, kai jis buvo čia? Nu, aš norėjau po visko. Jis pabėgo. Dirbo padarė. Klausimą galima jau. Kiek laiko vadovauja Vilkyčių tai bendruomeniai, dabar pirmininko?
Taip. Pirmininku, kiek esi Vilkyčių bendruomenės? Metai kiti. Pūstus rudenį 2 metai. Rudenį 2 metai. Ką meluoju, sakyk. Kad jis nepirmininkas? Apie tą valdymą. Nu, ką meluoju, sakyk. Geležis buvo už... Geležis ten jo buvo, jie pas juos viršino 2 kartus. Geležis buvo. Ten šimtosios dalimis tais gal skirtumus. Nu, o ten parašiai, melagė, apsimelavė, visi, kas tik yra, kas visi yra apsimelavę dar. Pagal tave visi yra melagė, korumpuoti ir tokie. Taip. Nu taip. Nu toks esu. Tai palaukit, jisai rūpinasi jūsų sveikata. Tai jisai dėl visų stengiasi žmogus. Rūpinas tai yra vienas dalykas, bet kad skleisti melagingai. Melagingai blogai, mes įsiaiškinkim, kas... Tiesiog sakau, toks dalykas, kad, nu, pavyzdžiui, o parašytas 0,7. Mums yra abidna, jeigu kaime laikai gyvulius ir rašo laikraštį, kad užtvarto laikai miešus, tai kur mes turim dėti? Ne, dėl tų... Ir rašo, kad leidžia man. Dėl tų žmonių ten, kad užtvarto mėšlų laiko, tai čia... Nebalaikom. Taip išeina. Čia dėl tų mėšlų užtvarto, tai čia tikrai... Bet laikraščiai rašoma. O mums ir per spaudų gidėti, nes kaime visą laiką būdavo užtvarto Čia man mėšlų. buvo pasakyta, Tai žurnalistai ką prirašo, tai jau... tai aš dabar sakau tą, ką žinau. Tai dabar sakai, o tada nežinojai, bet jisai Man pasakė nacionalinė prokurorai, kad Amonis gali padėti, sako, ūkininkų trašų. Gerai, gal nebeitinkit apie tos miestus, čia apie mane daug pripasakoja, aš mėginsiu tau dabar atsakyti. Nes tu šitie kaltinimų, kad su advokatais nesikalbu, man reikia su advokatais. Aš tavo advokatui tik esu vieną kartą per čia mažai, stojant prie sienos. O kad jis su manim kalbėtų ir kažkokius klausimus spręstų, labai atsiprašau. Tai registruoti laiškai. Ir meluoti, nesu dar meluoti, nekenčiu, kai meluoja, tikrai. Laiškas jūsų pasirašytas. Koks laiškas? Nu va, šitas jūsų laiškas. Tai aš jau Jūsų prašymė pateikti faktai yra nemotyvuoti, netitinka realios tikrovės, todėl patenkinti jūsų prašymą ir konkrečiai atsakyti juos negaliu. Čia jūsų raštas. Taip, viskas gerai, leis paaiškinti. Dabar prašau, sėskis į vietą ir paklausyk. Sausio mėnesį ateina laiškas, kad seniūnija turi kelius grederiuoti. Tai kas dabar yra sausio mėnesį, ar bent vien suprantate apie kelių priežiūrų, kelius grederiavęs. Ir dar su advokato pagrasinimais. Toks straipsnis, anoks ir trečioks ir ketvirtas straipsnis. Tai kad sakė, nesusitikdavo. Kaip nesusitikdavo, man advokatai. Nu prie ko susitė advokatai. Man advokatai reikalingi. Dabar aš dar kartą paskaitysiu. Palauk, dabar aš kalbu. Ateina žmogus ir senas, ir jaunas, ir kukrotas, ir tiesus, ir kartais net ir girtas. Su visais randam kalbą ir su visais išsprendžiam visas problemas. Bet dabar, kadangi jūs ėmėtės mane tiesiog kaip teroro kokį aktą su seniūne, ne advokatais kalbėsimės. Atvažiavai Darius pas mane ir sakau, Dariau, ar tu pas mane negali užeiti ir išsiaiškinti apie kelių. Palauk, pabaigti leis. Kelių grederelį. Tu pasakei, aš nieko nežinau. O šiandien atsistojęs su šitą laišką cituoji ir dar motyvuoji, kad seniūnė o net mūsų advokatų neišklausi. Tai prie ko man tas advokatas jūsų? Viešpatie brangus. Iš kur dabar atsirado mūsų bendradarbiavime su seniūnijos gyventojais advokatai reikalingi? Tai kodėl jūs net neatpiešėt laiško? Kodėl ateinat? O todėl, kad Darius mane laikraštį Šilutės karčiama apšmeižė ir aš laukiau, kada žmogus jaunas, toks būdamas vaikas dar mano, paėmė ir apšmeižė. Ir aš galvoju, kada tu Dariau atsibusi, ateisi ir atsiprašyti. Tai teismą galite. Ten buvo kalba, leiskit pakalbėti. Ten buvo kalba apie tai, kad jis čia bendruomenės kūrėsi ir kūrėsi, o Darius čia mane kviečia, niekada neprisikviečia. Kada, brangusis, tu mane kvietėjai? Kada skambinai, kam čia dabar meluoti? Nu tai kam ir meluoti, nereikia meluoti. Bet klausimai tavo paremti yra melu. Ir man tas yra skaudžiausia, kad tokias situacijas, kurios paremtos melu, reikia pateikti bendruomeniai ir dar aiškintis, kad aš esu teisus, o matai, kokia jinai. Nesukalbama. Seniūnė, kiek metų jūs esate jau šito seniūnijoje? 10 metų. Kelintas susirinkimas čia yra Vilkyžiaus. Kaip jūs rūpinatės kaimais? Labai rūpinatės. O kas renka seniūną, gal galėtumėt kas nors? Skiria. Dar nėra renkami.
Įstatymus Pasiklaus. yra konkursas ir konkurso būdu, kai aš išeisiu, prašom visi. Sako, labai padeda žmonėms. Iš 11 į 12 metus žiemą mano pusėse repatyruose ten netoli gyvenu. Turėjau atvažiuoti greitoji. Jinai prašo, seniūnė, atsiųskit traktorių nuvalyti kelią. Imkit tą kušiupelis ir atsikasti. Šią dieną jinai jau vargšiai yra palaidota jau. Amžinatilsi jau. Bet traktorius paskelbs tada nuvažiuodamas. Yra gyvas jos. Deja, nebuvo tada tas vyras. Dabar, kad Darius yra toks, Padeda. nuskriaustas seniūnijos, gal man biškį pagarsinti. Kai seniūnijos traktoriai tavo kieme dirbo, tu tada nematėjai ir negirdėjai, kad seniūnija to padeda. Jums irgi pridirbo. Už karalystės darbus seniūnija sumokėjo 3000 litų. Už tuos visus statulėlės, kurios stovi parke. Tai blogai ir gerai. Tai gerai turbūt, ne? Kad vėjų jėgainių mašinos krazai vežė į kiemą žvyrą ir žemes, irgi buvo gerai ir dar jis tylėjo. Kai vyrai seniūnijos vežė akmenis ir apie visas skulptūrėlės apdėjo, irgi savo jėgom, irgi buvo gerai, dar jis įstatė. Bet tai liko, juk čia seniūnijai liko. Teikiama nemokamai. Skulptūrėlės kaimui darė, Toliau paklausykite. Palaukit, tai jisai darė visam kaimui. Skulptūrėlės. Paskui pradėjom statyti nevilkiukus. Kas atveš akmenį? Stamelą. Skambinam Stamelą, neturi laiko, atvažiuoja vėl traktoriai didžiuliai, kelia akmenį, atveža į kiemą. Ar reikia išveža iš kiemo? Kas po tų akmenių atveš žemes? Vėl jėgainių mašinos atvežė ir pila žemes. Kas apmokės už liejyklos darbą, kur buvo vilkiukai liejami? Vėl ieško seniūnį rėmėjo 1000 litų, kad už vilkiukų užliejimą būtų apmokėta. O paskui matot, mes pasidarom šventės, projektų be rėmėjų. Aš žinau, kiek realiai kainuotų koks daiktas. Pasakė, užtenka, kiek galima. Galiu jau užtenka. Tai va, sako, dar kartą pasakyti, nusakė, kad prašėm sausio mėnesį grederiuoti. Dar kartą pasakytau. Prašome sakyti, ką padarė ir kokių priemonių seniūnija ėmėsi per visus 2011 metus, kad bent kiek būtų pagerėjusi kelio būklė. Taip pat prašome sakyti, kokių priemonių ėmėsis, kad vėjo jėgainių statybos metu būtų prižiūrimas šitas vietinės reikšmės kelias ir kas buvo, ar yra daroma dabar, jog būtų užtikrintas savų gyventojų susisiekimas šiuo keliu su gyvenamąja vieta. Kur yra klausimas, kad prašymas, kad greiteliuokit dabar sausio mėnesį. Na, nėra. Yra dabar viršų užrašyta. Nu, o yra klausimas, kad greiteliuokit dabar. Yra visi dabar kelių priežiūros ir remonto darbai, yra priimami kelių direkcijos atstovo ir perduodami kelių direkcijai techninio darbuotojų įvertinimui. Baigėsi darbai, baigėsi pinigėliai, tai reikia laukti dabar, jau reikėtų kelius grederiuoti, jau yra gamtos sąlygos kaip ir panašios, kad savaitę kitą gal prasidės tie darbai ir jie prasidės. Ir visada yra darbų tiek, kiek yra pinigų. Grederis vandeniu užpiltas nevažiuoja. Čia jūs taip neparašėt, O todėl, ponė, neparašėm, kad aš esu tas žmogus, kur man advokatų nereikia. Žiūrėkit, aš jums jis rašė kaip Lietuvos Respublikos pilietis. Jums nėra jokio skirtumo. Aš galiu kreiptis į kokį nors viršų seniūną ir jis man privalo atsakyti. Ar man dabar, pavyzdžiui, koks nors Šilutės seniūnas neprivalės atsakyti, jeigu aš jį rašau kaip taip? Visi kelių remonto priežiūros darbai. Aš klausiu, ar seniūnas neprivalės man atsakyti, jeigu kreipsiuosi kažkuo? Gerai, čia baigim tos... Ar nebeturi ką daugiau kalbėti? Visi dar pinigėliai, kurie yra skirti seniūnijai, visi darbai visada būna viešai internetinėje erdvėje vieta. Kiek nugrederiuota, kiek duobių užtaisyta, kiek sniego valymų išleista, kiek duobių užtaisyta po pasibaigus potvynį ir kiek naujų kelių yra išpilta. Dabar naujų kelių išpilimui yra seniūnijos pagrindinis lėšos ir skiriamos ir šiemet turi būti užbaigtas mokyklinis kelias Plikureičių keliai, kad karpa yra. Kad ten, kur važiuoja mokykliniai autobusai. O kitiems keliams tikrai trūksta pinigų ir tikrai tie keliai nėra tokie, kokius mes visi norėtumėm turėti.
be pinigų darbų nėra. Galima klausimą dar. Prašau. Galiu išvietos. Čia man toksai, gal tikrai tiesioginis klausimas. Aš matau, čia ne pas mus vienus yra, bet visuose gyvenvietėse kaimuose yra klausimas apšvietimo labai, gal aš įstosiu, labai aktualus klausimas. Čia jokių būdų nekritika, kadangi visoje Lietuvoje būtent taip yra. Atvažiuokit bet kokį kaimą, po 9, visur tamsu, visur nepraeisi, nežinosi kokią balą, nežinosi nuo ko gauti galvą. Va, iš tikrųjų, tai aš galvoju, gal sėdami galėtume kelti klausimą, kodėl, sakykime, kaimo žmonės mokėdami mokesčius gan pakankamai, kaip ir visi, kaip ir miesto gyventojai. Kodėl jie neturi gauti tiek šviesos? Čia tik tai toksai, kaip sakant, rekomendacija ar pasiūlymas, kad tikrai reiktų kaimo seniūnijos, kaimo bendruomenės kreiptųsi į vyriausybės, tikrai būtų nauda visam kaimui. Kad šviesos reikia, bet šviesos mes negalim. Gėda žiūrėti, kaip mūsų kaime atrodo. Kazimierė, aš galiu atsakyti jūsų klausimą iš karto. Reikia rašyti projektą, dėti ledinius šviestuvus, mažai suims elektros energijos ir bus pilnai už ką apmokėti. Ko negali padaryti mūsų bendruomenė. O kodėl miestas rašo visus projektus, o ne kad jie apšvies miestus? Ne, tai aš ir klausiu, kodėl miestai turi finansavimą tokio, mes neturime. Ką mes antrarūšiai, trečiarūšiai esame? Ką mes reikia? Kai bus visiems vienodai reikia projektą parašyti ir mes rašysim tada. Bet jeigu vienas gauna be projekto, o kitas turi projektą parašyti, tai čia yra tiesa. Aš tik nekritikuoju, aš tik sakau, gal reikėtų. Yra su pinigais aplamai. Seniūnija yra patvirtintos taryboje, Šilutės rajono savivaldybės taryboje. 3 programos. Yra valdymo programa, sanitarijos programa ir gatvių apšvietimo programa. Gatvių apšvietimo programai šiems metams mes prašėm daugiau 12 000 litų. Paskirta yra 7 000 litų. Vienas mėnuo apšvietimo kainuoja 2 000 litų. Kai pateikiam sąskaitas. Ir mes šitos pinigėlius taip ir tempiam, kur tamsiau, kada taryba mums patvirtina tuos, mes prašom daugiau, tačiau yra tarybos patvirtinimo. Tas pats yra su valdymo programa, sanitarijos programa, kuri yra vykdomi kapinių priežiūra, žaliųjų plotų priežiūra, pakelių visų priežiūra ir visų viešųjų erdvių priežiūra. Ir dar tame tarpe ir traktorių išlaikymas, kuriam yra metams 11 000 litų 3 traktorius išlaikyti. Paskaičiuoti, kiek mėnesių išėdė, žinot, kiek degalai kainuoja. Ir taip, kad čia sakyti, kad mes kažką dar turim padaryti, mes iš to, ką gaunam, padarom maksimumą. Iš to, ką negaunam, traktorius yra senas dar iš kolūkių laikų, jumzas yra dar senesnis, iš nežinau kokių laikų ir dar kol kas važiuoja grėderis. Bet tas grėderis, ne seniūnija juo dirba, grėderio darbus, grėderiavimo darbus gali dirbti įmonė, kuri turi licenciją tiems darbams. Šiuo metu ir jo praeities metais grėderiavimo darbus laimėjo Stamela ir kai dar mes čia tą grėderį laikom, tai dar jis privažiuoja, kai jūsų skundai yra, kad jau kelias ten blogas ar ten blogas, jis privažiuoja. Bet ateis diena, kad tas grėderis stovės Šilutėj, ir tada, kada atvažiuokit ten į Gundalus ar dar kur nors į Aistę, iš Šilutės tikrai nevažiuos. Pakol kas seniūnija, kadangi traktorius ir grėderis dar čia stovi, tai dar turim geriau negu turi kitos seniūnijos. Būna, kad per kaimą grėderis kitą kaimą pravažiuoja 1 kartą per metus. Tai va, čia atsakymai apie visą kelių priežiūrą. Ne, tiek lėšų yra. Mes dabar dar vėl su kaimo žmonėm pasitarę norėjom tokį prašymą, rašėm nereikia. Jeigu įmanoma kažkaip sutvarkyti tą Veiviržo gatvės atkarpą, ten pro Arčevskį, pro Lekšaitį, pro Blauškas, kuris ten yra maurojamas, nėra kietos dangos, nėra ten, reikiais metais užvežė, taip seniūnija liktis ar 3 ar 4, sakė, sunkvežimis užvyro, bet nieko ten, sakė, nereiškia, tas nusiminė viskas, nes niekada gyvenime 20 metų nebuvo trešti žviruojant. Ir prašėm tokį, vėl praštą merei, kaip būtų galima, kad šitas kelias, būtų asfaltuotas, ten pasiūliau. Ir gražiau padaryti vėl savo idėją. Mums buvo sakyta... tas kelias. Jis ten nereikalingas. Nu, Arčevskio tvarko ten yra, kuri tas posūkis, ar įsivaizduoja? Arčevskio tvarko yra niks nereikalingas, kad ten yra vanduo. Ten yra vanduo, bet jeigu mes jį asfaltuosim, ten išeina apie 500 000 pinigėlių, o per metus gaunam kelių priežiūrai ir remontui 200 000. Žvyrą užvėrė. Tai
paskaičiuokit, ar mums apsimoka ten tos darbus dirbti ir nebevalyt sniego, nebegrederiuot, duobių nebetaisyt ir neberemontuot kelio, kuris yra mokinių keliai. Ten matom, kas yra, ten važiuoja netgi šitas šiukšliavežiai. Nu, šiukšliavežiai važiuoja vieną kartą ir atčepti su savo šieno grįžta. Man ne vienas arčeptis, daugiau žmonių kreipės, todėl aš užprašiau savivaldybės, ką daryti. Gerai, čia gali būti ir toks atsakymas, čia nėra sprendimas, bet esmė tame, kad vėl mums buvo pasakyta, kreipkitės į seniūniją, tegu jinai jums pasako, kada bus skirstamos lėšos keliams ir tada, žodžiu, jūs galėsit teikti kažkokį prašymą, nu, ten tie žmonės. Bet vėl, nu, kaip mes galime... Man atrodo, kad aš aiškiai pasakiau, kad būtų pinigų milijonas. Ne, tai gerai, aš dabar ne apie tą kalbą, aš kalbu apie tai, kad vėl kaip mes turim paklausti jūsų, kad jūs mums neatsakote tos laiškus. Tai kas tie jūs? Bendruomenės centras Viltis. Aš. O kur valdyba? Ar jūs žinot tos klausimus? Ar čia vienas... Nu, mes kalbėjom per bendruomenės susirinkimus. Būtent kalbėjom, dėl šito kelio buvo kalbėta. Dabar dėl kvietimo... Bendruomenės valdyba tos dalykus aptarti ir įgaliuoti jums pasirašyti. Čia gali žmogus ir asmeniškai paklausti, nes čia jau uždrausta. Klausti, jeigu bendruomenės vardu negeriau nešnekėti. Ir Vilkyčių vardu irgi nekalbėti. Jūs galite atvažiuoti kaip pilietis, apsėsti prie stalo. Vilkyčiuose yra 3 bendruomenės. Tai yra 2 gyvens. Aš nesakau, kad visų. O kur buvo pašyta? Pirmais sakėjai, visų Vilkyčių gyventojų. Skirtas, kas yra suinteresuota visuomenė. Suinteresuota visuomenė. Darius Paškauskas yra. Ten yra tankiai potiniai ir tas kelias išplaunamas. Dar papavau. Suinteresuota visuomenė yra. Pagal mūsų įstatymus, pagal PAVA yra 3 žmonės. Pagal Gauto konvenciją. Vienas žmogus yra suinteresuota visuomenė. Ir nereikia čia nei Paškausko, nei Gudžiūno, nei Kesto nereikia. Darius gali. Tarybos vardu gali teikti tos prašymus. Čia neišvežiu. Darykit plačių nesąmonę. Mes tos dalykus apkalbam. Gali pilnumai, jis vienas žmogus gali. Mes tos dalykus apkalbam. O seniūnė pagal viską. Dabar dėl to... Dariau. Seniūnė privalo atsakyti. Pagal yra visuomenės įstatymas. Privalo dirbti. Kur atsakė. Bet nedirb. Man prokuratūra atsakė, klausykite, vidaus reikalų ministerija atsakė, visi atsakė, kad seniūnė privalo atsakyti. Tai gerai, dabar, pavyzdžiui, kada sakė, buvo kviečiama į kultūros namus. Mes su Virgilijum Pozieriu buvom sutarę, kad kol įsivažiuos tas projektas, kol čia prasidės, nu, aš stengiuosi, kad tas jaunimas kaime kažką veiktų, o nelaužė. Paėmėm su jaunimu, susitikom, išvalėm ten tą visą brūdą iš kultūros namų, Kazimieras Gudžiūnas davė palangės, Motuzienė davė duris, dažų davė žmonės iš Klaipėdos. Susirinkom lėšas, sakom, davai savo jėgom, įsirengėm patalpėlės, nupirksiu projektorių, vakarai susirinksim filmų, žiūrėsim, darysim kažką. Pozingiai pristačiau šitą idėją, sako, viskas puiku, gerai, darykit, kol čia tas projektas įsivažiuos, darykit ten vienoj patalpėliai. Sako, tikslas, norėjom mes ten radiatorius kelis pašalinti, nes trūkdė tvarkymui, jis buvo persprogę. Sako, tik kreipkis į seniūnę, sako, kad tau surašytų, jeigu tos radiatorius šalinsi, kad surašytų, kad paskui neprisiknistų, sako, kad tu ten jos nuneši kurios. Nu, aš asmeniškai jums skambinau, nežinau, jūs gal neprisimenat, gal aš meluoju, dievulis mato, tiek to. Virgilijus Pozingis sakė, irgi su jumis kalbėjo. Ir jūs buvot, gerai, sakau, paliekam. Tai būtent, po to, kai Virgilijus Pozingis išėjo ir man buvo pasakyta viskas, laukiam naujos merės sprendimų ir jumis neapsišnekam. Dabar dėl to vandens, vėl nesupykite visi kiti žmonės, dėl tų mėšlų. Aš tik tai perduoju vėl žinutę. Man pasakė nacionaliniai toj laboratorijai, kad amonis gali susidaryti nuo didelių kiekių mėšlų, sako, arba trašų. Čia yra tik perduota informacija. Jokių būdų aš nemanau, kad čia gali vandenį užteršti kažkoks žmogus savo karvytės ten išmesdamas mėšlų. Tikrai nemanau, kad ten vienas žmogus mesdamas iš pasto mėšlą gali užteršti vandenį. Vieną karį vėliau iš būdą pašėkė. Noriu žinoti, ar 1, 10 minučių. Man sakė nuo kiekio, galbūt, gal ne. Net ne mano reikalas. Esmė tame, kad aš pateikiu informaciją ir norėjau, kad jinai būtų. Nežinau, nes per susirinkimą kalbėjom su keliais žmonėm, sakė, kad vanduo yra pasikeitusis Marius.
Aišku, mums įtarimas buvo didžiausias ne dėl kažkokių ten miškų, ne dėl trąšų, bet dėl to, kas vyko su skalūniniam dujom. Kad čia yra padarytas tyrimas. Tai minijos nafta juk per televizorių nepasisakė, kad atlieka bandymą. Tai jis ir pasakė. Buvo per panoramą pasisakė, kad atlieka bandymą. Visas kaimas sprogdinimui 2 savaitės. Vyko sprogdinimui, drebėjo ta žemelė. Nu, galbūt nuo to. Tai va, tiek informacijos pateikė. Nežinau, ne man tyrimai. Perdavėm veterinarijos tarnybai, sakėm, ištirkit, pažiūrėkit, gal yra angliavandenilių. Angliavandenilių tyrimai labai brangus, patys neišgalėjom daryti. Tai va, dėl bendruomenių sąjungos esu dėkingas, visada informaciją gaunu. Bet dažniausiai nėra laiko, sakau, dėl mūsų visokių kitokių tų veiklų. Tikrai gaunu ir visus kvietimus ir bandau paviešinti viską, bet neišėjo dar susimatyti. Kas dar? Nežinau. Dar. Dėl Gudžiūno kelio, irgi žinau, kad dabar ponas Gudžiūnas labai pyksta. Vėl, buvo tikras klausimas, paprasti 2 sakiniai. Ar galima toje vietoje išpirkti kažkokiu būdu šitą kelią? Susisiekimo ministerijai parašiau. Ar galima teisėtai kažkaip jų užtverti? Tik tiek paklausiu, paskaitysiu. Ką parašiau ir ką atsakė. Dabar vėl ten ant manęs pykti jūs. Nu yra žmonės, kurie nori privažiuoti prie upės, nori žmonės, kurie... Žmonės, kurie... Nu tai galbūt, tai aš turiu viską pasakyti. Aš galiu paaiškinti labai aiškiai dėl to kelio. Daug kas klaidinam ir bereikalo pykdam. Galiu paaiškinti, ne? Iš tikrųjų visiems, kad žinotumėm kaimą. Šitas kelias atsirado, kada Gudžiūnui davė žemę, pagal valstiečių ūkį, 35 hektarus. Tai nebuvo jokio kelio. Žinot, atsimenam, kad senesni gyventojai žino, kad tai nebuvo jokio. Gudžiūnas savo pinigais susitiesė kelią į savo sodybą, kaip ir kiekvienas į savo turi teisę. Kokį kelią teisė? Kaip? Kokį kelią teisė? Va tą kelią, kur... Asfaltuotą dar. Paskiau pasakysiu ir dėl asfalto. Tada buvo dar iki Minijos naftos ir visai kita. Po to atsirado Minijos nafta, vėl taip pat norėjo mano keliu pravažiuoti. Ir mes su Minijos nafta susidarėm sutartį. Jie nori pro mano kiemą važiuoti, aprišokaltuoti kelią visą. Ir visam kaimui tas kelias, ne man vienam. Va, bet per mano kiemą, dovanokit, aš neleisiu niekam. Nu tai kur reikia apie eiti? Yra 2 keliai, prašau, yra keliai. Čia yra mano privačioj žemė, įeina į žemės plotą, į žemės sklypą. Vat lygiai kaip aš pas jūs Vilienė ateisiu, pasakysiu, rytoj aš noriu važiuoti. Ir važiuosiu. Ir važiuosiu su traktoriu per tą kelią. Tai va, nu jeigu jūs leisite, labai ačiū, o aš neleisiu. Tai va dabar pasakysiu, ten šiaip auga 100-mečiai medžiai. Toliau. O tai kaip iki to kelio? Yra 2 keliai, prašau. Ne, už jūsų iškart prasideda tas kelias. Ne už mane tos Minijos naftos. Nu sakykit, gerai. Dabar žiūrėkit. Gerai meluoju, taip to, meluoju. Dabar žiūrėkit, vėl kad nemeluočiau. Skaitau, ką parašiau susisiekimo ministerijai. Ar galima privatizuoti asfaltuotą kelią, kuris Šilutės rajono bendrajame plane rodomas kaip vietinės reikšmės kelias? Jis neprivatizuotas kelias, mano. Tai palaukit, nu gerai. Palaukit, paskaitysiu. Dabar ką atrašė susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerijos žinomi šitas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 dienos sprendimų numeris toks ir savivaldybės kelių sąrašo buvo išbrauktas kelio numeris toks ir Vilkyčiai Grumbliai ruožas nuo tokio PK2, 5, PK21, čia vat jų tiesiumis. Šis kelio ruožas yra privačiame žemės sklype. Tačiau Klaipėdos apskrities viršininko 2000 m. gruodžio 20 dienos įsakymų numeris toks ir toks, buvo nustatytas kelio servitutas, einantis per minėtą privatų žemės sklypą, suteikiantis teisę šiuo keliu važiuoti įvairiomis transporto priemonėmis ir naudotis jo kaip pėsčiųjų taku. Atsakau. Čia atsakys jie. Aš visiems žmonėm pasakau. Servitutas buvo nustatytas, kai aš su Minijos nafta pasidarėm sutartį. Ir Minijos naftai būtent leista buvo. Būtent tas servitutas ir yra. Viskas. Ne visiems kaimui, ne visam kažkam tai... Čia aiškiai parašyta kitaip. Automobiliam. O tu pasižiūrėk. Susisiekimo ministerija nieko neįplan. Servitutas, žinau. Servitutas ne Minijoj, tarp Gudžiūnui. Servitutas ir kiekvienam Lietuvos piliečiui yra.
Žinau, kad tai servitutas yra. Gerai, paklausim, statybos ministerijos, ar servitutas galioja tik vienas. Dabar tada labai, bijant tų dalykų, kad galbūt dar koks nors kelias bus kada nors išbrauktas. Nu, pasakykit vėl, kokia tvarka jie yra, sprendžiama, kad va tą ruožą reikia išbraukti. Tu kieno klausė, įmonė, tai susitikimo. Nežinau, kas gali atsakyti. O ką jūs padarėte? Jeigu esu blogas, jūs turite teisę susirinkti ir mane išmesti lauk. Vėl Sadauskį paėmė. Vieną dalyką tik tai biščiuką man keistoką kaip yra. Dabar tai pasiklausęs, rodos, mes einam vėl iki komunizmo. Visi visur gali važiuoti. Nu, einam į Europą, einam į privačias visas valdas, privatizuota žemė. Jeigu yra į kampą jo pastatas, aplinkui jo žemės yra, aš asmeniškai pasakau, aš irgi nenorėčiau kokias nors važinėti. Gal jau nebeturi tokių bendrų klausimų, gal pasiūlyti. Buvau dar ir prieš 2 mėnesius uždavęs klausimą. Vilkyčiuose nėra nei viena priešgaisrinė prūda. Paskutinis, kai degė tvartai, paskutinis traukė. Malūniai yra. Tai neina, Taip toliau. niekas neleidžia. Kur atsakymas? Nėra jokio atsakymo. Nei viena nėra priešgaisrinė Malūniai gaisrininkai sudaryti malūnį bet kada. Važiuoti šiandien daryti. Šiandien vieną dega, kitą dieną gali kitos. Tai blogai, nežinau. Tai gaisrininkai nežinau. Bet yra gelbėjimo tarnyba šiluotinė. Tai kodėl nėra sprendžiamas klausimas? Seniūnė neįformuota, nežino Aš pirmą šitos kartą situacijos. žinau, dar man jis matėjęs advokatų neatsiprašau. Gal ką nors pasilikim bendruomenį pašnekėti. Pasilikim jūs gal savo bendruomenę, tie, kur esat Mes esam su gaisrinį malūnį, yra rezervaras, yra 200 kubų beveik. Yra sutartį, yra sutartį padaryti su gaisrinį. Ten yra ten įvartai. Iš tikrųjų, matau, sakykime, tiesiog būdama dalyvaudama kartu su jumis, matau, kad daugelį klausimų paprasčiausiai kyla ir problemos atsiranda tik dėl to, kad tiesiog yra nenoras susikalbėti tarpusavį. Jeigu būtų, sakykime, didesnis noras tarpusavį susikalbėti, šiandien dieną problemų nebūtų. Aš dar kartą pasikartosiu, kuomet sakau, manęs klausė žiniasklaidos atstovai, kada kūrėsi 3 Vilkyčių bendruomenė. Pasikartosiu sakydama, tegul būna jų 10 tų bendruomenių, tegul būna tiek, kiek nori. Jeigu kiekviena bendruomenė po aguonos grūdą pridės, sakykime, kad jų kaimų, jų gyvenvietė tik tai nuo to gražės, sakau, tegul būna jų 10. Bet paprasčiausiai aš dabar tiesiog klausydama ir Dariaus, matau, kur galima, tarkim, sakykime, ir išspręsti dėl tų pačių kultūros namų, sakykime, remonto. Iš tikrųjų, nebereikalo, ką noriu pasakyti, nebereikalo yra kai kuriuose programuose ir fonduose sąmoningai įdėtas toksai punktas, reikalavimas arba vertinimo kriterijus, kuriame yra numatyta apklausti tiek bendruomenės narių ir tarkim, ar jie pritarė, kad būtų, sakykime, jų gyvenvietė, jų kaimas, sakykime, tas ir tas atlikta. Tarkim, nežinau, Lamato žemė šitame reikale, nes ar ten buvo ar ne, bet tarkim ir būtų, galbūt, sakykime, ta problema yra atvirtus ir šiandien nereikėtų po teismus ar dar skundus. Dabar, irgi klausydamos, sakykime, gerbiamo Gudžiūno, jūsų bendruomenės nario, taip pat apie tai, kad dėl apšvietimo. Vat ir vėl sugrįžtam prie to, apie ką aš sakiau. Bendruomenėm atsivers galimybės, tarkim, patiems užsidirbti pinigėlių ir pagalvoti apie tai, pavyzdžiui, kaip tos pinigėlius paskirstyti. Nelaukti, nes seniūnija gauna ūkiniai veiklai vykdyti, tarkim, bendruomenė turi pati užsidirbti, ateina laikas, viskas, mes negyvenam, jau pamirškim komunizmo laikus, mes gyvenam tai, kad ateityje, kaip aš minėjau, visi projektai, viskas bus skatinama, kad eiti per verslumą. Bendruomenė turės būti, privalės bendruomenės būti suinteresuotos užsidirbti ir, sakykime, nebūti prašinėtojų, o pačios užsidirbs pinigų, tada galės, tarkim,
susirinks bendruomenė ir nuspręs, ar apšvietimui panaudoti tos pinigėlius, ar gal kažkam bendruomenės narys blogai gyvena, jiems stogą gal suremontuoti, ar kaminą. Nereikės eiti, tarkim, sakykim, tai eina link to ir, tarkim, jeigu einant į projektinę veiklą, tai tikrai nuo 14 metų bus šitie dalykai. O jums sakau, tikrai linkiu išspręsti visas problemas, iš tikrųjų darbo yra daug. Ir visų jūsų tikrai neleiskit būti supriešinami, esat šaunus kaimas, šauni gyvenvietė, darbų patys sakėt, ir kelio reikia, ir apšvietimo reikia, ir sutvarkyti viešasias erdves, suremkit pečius ir problemų tikrai sumažės. To ir linkiu jums visiems. Ir iki gerų. Man dabar neaišku su tais kultūros namais. Su kultūros namais, tai aš nežinau, ar yra seniūnė pateikta, nes aš sakau, negaliu atsakyti, pateikta ten ta paraiška yra dabar, ar ne? Dėl ko? Ar čia dėl šitą tvarkymo, viskas jums neaišku, dėl tvarkymo ar dėl maldos namų? Dėl tvarkymo. Bažnyčia atskirai, o tai kultūros namai vadinamieji. Kas tvarkys, 22 metai praėjo ir nieks niekur ne. 2002 Mes ilgai iš vis neturim. Tai džiaugską net. Paklausykit, dar yra pakalbai, sėdi 2002 metais tikrai iš Sąvartyno atkėlėm tuos buvusius kultūros namus. Seniūnija dar tada turėjo spec lėšų ir mes, jinai buvo, Andrikinė buvo, Darė Genčiuvienė ir įsteigėm tą bendruomenės centras Viltis. Mes įsteigėm, aš pati pirmoji užregistravau tą bendruomenės centrą Viltis Šilutės rajone. Kodėl įsteigėm? Todėl, kad dar seniūnija tada teikė paslaugas. Minijos naftai šiukšlės išveždavo, sniegą pavalydavo ir už tas paslaugas dar seniūnija turėjo teisę kaupti spec lėšas. Tas visas spec lėšas iš seniūnijos, ką mes uždirbom, ir sudėjom į mūsų maldos namus, kad atidaryti tą, ką jūs radom. Ir paskui davėm tą Brunono vardo parapiją. Ir šiandien... Atsiprašau, aš ne tą klausiu. Ne, aš pabaigsiu. Ir patvarkyta gerai, ten vyksta pamaldas, vyksta visi ceremonijai, bet kultūros tos namus. Nieks, ar jie bus, ar nebus, apylinkų bus, ar nebus, ar reikia mūsų... Yra skirtos lėšos ir bus sutvarkyta. Ar tą norite? Jo, šiaip tai aš taip supratau, taip norėtų, tarkim, sakykim, Vilkytiškiai irgi žinoti, kas tenai numatyta. Jie turi teisę žinoti. Tai aš, jo, jie turi teisę žinoti ir manyčiau, kad, tarkim, bus rytoj, galbūt, sakau, bus merės ataskaita. Tiesiog tokį išreiškit pageidavimą, kad, tarkim, nes turi. Iš tikrųjų, tai nesvarbu, sakykime, mes irgi rengiam paraiškas ir visada reikia supažindinti žmonės, kas tenai bus. Tada nekyla tiek daug, sakykime, abejonių ir klausimų. Iš tikrųjų, tai privalo pasakyti, kas numatyta, kokia veikla, nes tai iš tikrųjų tai taip, jūs čia gyvenate. Jau greitai grabas, ale, kart negalėsim ir pasišokti. Nu, pasišokti, tai tikrai, ką pažadu, gegužės 4 dieną, tai eikit visi pasišokti.